Tu ne tik esi matomas, tu esi veidrodis. Kai kalbi, kuri daliniesi ir kada žmonės pasitiki tavimi, jie atsiveria tau, bet ne tik komentaruose. Jie atsiveria energetinėme lygmenyje. Tu net nežinai ir nematai, kiek tamsos kartais tau jie perduoda. Tai gali būti per žvilgsnį, žodžius, virtualų ekraną ir tai būna kartais netyčia. Kartais tą perduoda žmogus net nesuprasdamas ir nesuvokdamas. Va tai ir yra, ko mes kartais nematome, bet mus tai paliečia. Ir tu tai pasiimi. Tuo metu, kada žmogus tą pasiima, jaučia gyvenime ir gyvena su tuo skausmu. Nešioja tą pavydą, nešioja atsiliepimų baimės. Ir kai ką tik išeini iš kokio tai nors renginio, kartais jautiesi tuščiu. Atrodo, padarei laidą, o tą pačią naktį jau nebeužmiegi. Po interviu kartais galbūt net užpuola pyktis ir tu net nesupranti ir nežinai kodėl. O po žvilgsnio į tave kartais pradedi net jaustis savęs nevertu. Tai tokie mini signalai ir ženklai, kad tai yra ne tavo, o kažkam pavyko energetiškai prisijungti prie tavęs. Nes jie tave mato. Bet ar tu matai save? Jei tu dirbi su žmonėmis, tu eini į lauką jų, o jie į tavo. Aš kalbu apie energetinį lauką. Kiekvienas pokalbis, apsikabinimas ar interviu, bendras kadras palieka ir paliks visada energetinį pėdsaką. Ir jeigu tu to nevalai, tas kaupiasi sulig kiekvieną sekundę. Garsūs žmonės kartais krenta ne dėl perdegimo, kartais jie krenta dėl užsikimšimo, kada užsikemša jo energetinė sistema. Nes niekas mūsų nemokė, kad kartais mūsų matomumas yra svarbus ir energetiška kaip atsakomybė. Tu turi irgi jausti tame atsakomybę. Ir valymasis nuo to energetinio, kaip sakant, uždėjimo, kas buvo ant tavęs uždėta, ar tai bus nužiūrėjimas, ar tai bus komentaras, ar tai bus paskleistas žodis, ar tai bus jau kažkoks tai veiksmas. Tai supraskit vieną, kad tai ne mada ir tai ne išlikimo būdas. Jei žmogus suvokdamas nesivalo, nešiosis visą likusį savo gyvenimą tas svetimas baimės, nerimą, o gal kartais jau net ir ligas. Ir jei valysi, išlaisvinsi savo šviesą, atgausi savo vardoriškumą, atgausi savo gyvybę. Ir jeigu esi vedlys, šviesa, įkvėpti kitus, tai tu privalai būti visų pirma pats švarus. Nes nešvarus vedlys yra pavojingas vedlys. Kada būtina valytis ir kada yra būtinas apsivalymas, jeigu esi žmogus, kuris kiekvieną dieną būni apsuptas žmonių dėmesiu. Tai tikrai po didelio viešo renginio, po kiekvieno interviu ar vestos laidos, kur buvo kalbėta ypatingai apie skaudžias temas.
Nes po susitikimų, kuriuose jautėsi pyktis, ar pavydas, ar sunkumas, ar po filmavimo, tiesioginės transliacijos ar renginio jautiesi išsunktas, kaip pavyzdžiui žmonės kabinasi prie tavęs, ne tik dėl tavęs, bet dėl savo vidinių skaudulių. Ir kartais tai net būna ne tavo kaltė. Bet tavo atsakomybė yra suvokti, kad tu nenuplausi to muilu ar vandeniu. Ir tavo darbas yra ne tik rodyti save, bet ir saugoti save. Kai švarus būsi tu, bus ir švarus tavo žodis, vaizdas ir energetika. Kai švarus tu, tavo žiūrovas jaučia ne tik turinį. Ir kada žmogus gydo save ir tą daro per šviesą, tai aš taip noriu visiems tą perduoti ir kad suvoktų žmonės, kad tai yra taip svarbu. Ir kartais mes pasiklystame, kartais mes ieškome kažko ten, kur visiškai nueiname ne ten. O pasirodo, mes pamiršome vieną svarbų dalyką – energetiką, energiją, kuri mus supa visame kame žemėje. Viskas yra energija. Paimk bet ką – save, maistą, orą, saulės šviesą, vandenį. Iš visko mes imame energiją. Bet kaip pačių mūsų energetika yra užteršta, tai apie ką galime kalbėti? Kaip aš sakau, reikia suvokti. Taip, reikia suvokti. Visų pirma, aišku, atpažinti save, kad tikrai galbūt ir yra tame. Aš savęs niekada niekam neperšu, nesiūlau, aš privalau kalbėti. Aš tą darau Dievo vedama ir tai, ką skleidžiu ne šiaip sau. Aš paliečiu žmonės, kurie suvokia ir suprato ir supranta. O kada išgyja, tai ir yra atsakymas į tai, ką aš skleidžiu. Ir tas be galo mane džiugina. Matyti jūs laimingus. Visada jūsų laukiu.